Trumpa ir efektyvi apatinės kūno dalies treniruotė, ar tai būtų sėdmenims ar kojoms, galima nesunkiai adaptuoti pagal tavo poreikį. Pradedam nuo mėgstamos pritūpimo versijos ir tai nebūtinai turi būti pritūpimas, tai gali būti ir spaudimų kojomis variantas, kadangi pats pritūpimas yra pakankamai techniškas pratimas. Tada siūlau atlikti bulgariškų špagatinių pritūpimų versiją, norint suteikti didesnį akcentą sėdmenims, šiek tiek daugiau palink į priekį. O jei labiau norisi priekinės šlaunies dalies akcento, laikyk korpusą labiau vertikalioje padėtyje. Tada rumėniška trauka, ar su laisva, ar su pritvirtinta štanga, bet čia turi būti iššūkis, neturi būti lengva, todėl reikėtų nebijoti to svorio. Ir rekomenduočiau išbandyti atvirkštinių kojų lenkimo variantą, kadangi galinės šlaunies dalies raumenynas kerta tiek kelio, tiek klubo sąnarius, tad čia įdarbinsim abu. Ir jei netyčia laikas leidžia ir yra jėgų, prijunk ir pasisukimus su pasipriešinimu korpusu. Ir viskas.